Sveiki atradę mano video dienoraštį, kuriame aš dalinuosi savo kelionėmis, žygiais ir kitais nuotykiais. Kai nekeliauju, mėgstu žygiuoti. Esu įamžinusi 4 man svarbius žygius, tačiau kelionėse kojomis taip pat susukame nemažai kilometrų. Esu aplankiusi 24 šalis, iš kurių tolimiausia šiai dienai yra Amerika. Mano sąskaitoje 29 įamžintos kelionės už Lietuvos ribų, o šiame video prasideda 30-oji mano kelionė. Mielas dienorašti, šiandien mes jau tradiciškai lekiame į Norvegiją, aplankyti Karolio sesers šeimos. Nusileidome Stavangeryje, 3 pagal dydį Norvegijos mieste. Tiesa, skrydis su persėdimu Kopenhagoje. Tiesioginių skrydžių iš Lietuvos į Stavangerį šiuo metu nėra. Skrydžio bilieto kaina 264 €, tai čia vienam žmogui, pirmyn atgal. Dar ėmėm rankinį bagažą, tai vieno lagaminėlio kaina 28 €. Nepigu, bet nieko nepadarysi. Ko mes skrendame vėl į tą Norvegiją, vėl ir vėl, ogi Karolio sesuo ten gyvena, tai ir skrendame jų aplankyti. O priedo dar ir pamatysime ir nuveiksime kažką. Tai jau man 3 kartas Norvegijoje ir netgi tam pačiam gale Norvegijos, o Karolis dar daugiau kartų buvęs. Man pirmas kartas tai buvo 2015 metų vasarą. Tai jau, kaip supratote, ne nauja tai man šalis, šalių sąrašiuko nepapildau, bet kaip Aurimas Volojevičius pasakytų, šiandien, gegužės 14 diena. Ir aš pradedu savo 30-ąją gyvenimo kelionę. Man visos gyvenimo kelionės yra, visos mano kelionės. Tiesą sakant, atskridome vėlai, tai įspūdžiais pradedu dalintis nuo gegužės 15 dienos ryto. Tai čia mes pusryčiaujame labai skaniai, Sandra visko turi pripirkusių, o po pusrytukų jau važiuosime pasigrožėti gamtą norvegišką ir truputėlį pajudėti. Sustojame prie objekto, prie kurio taip pat jau esu buvusi 15 metais, parodau. Čia objektas, prie kurio jau esu buvusi 2015 metais, bet parodau. Žirkliuojam žaliu visi, einam dar iki čia visi ir jie atsiskiria, eina arba čia, arba į paplūdimį, o mes jau tada varom šičia ir čia tas juoda ta baisioji, baisus nusileidimas. Tikslas tas. Edgaras čia, kai kalbėjo, dar nežinojo, kad net taip truputėlį eisime. Kaip eisime, aš jums vaizdžiai paaiškinsiu, padariau tokią vizualizaciją ant žemėlapiko. Rodau, einam pirmiausiai šitą žalia trasa, lengva trasa ir vaikams, ir tėvams yra jie skirta. Įveikę šitą labai lengvą ruožą mes išsukame iš kelio, kylame raudonąją trasą viršun pro vartelius, ant kurių buvo parašyta Expert. Tai reiškia, čia gali eiti tik ekspertai arba norintys tokiais tapti, tai mes norim.
Tai palaipėjom raudoną trasą, ji pasibaigė ir prasidėjo mėlynas ruoželis. Ale truputėlį lengvesnis nei raudonas turėjo būti, bet mums didelio skirtumo nesijautė, net sunku buvo pasakyti, kur pasibaigė vienas ir prasidėjo kitas. Lipam viršun. Čia yra pažymėta, kad saugoma teritorija. Pasiekėme mažąjį tikslą, bet čia mūsų žygis dar nesibaigė. Dar reikia pasiekti lašo formos urvą, tai yra didįjį tikslą. Tai dabar keletą žingsnių raudonos trasos ir prasidės baisioji juodoji trasa. Raudona. Biški raudona dabar ir tada juoda. Čia vadinsis Rufgalinė. Taip. Prasideda 300 metrų, dabar juodos trasos viskas. Užmetėm akį į tai, kas mūsų laukia. Manau, dabar tai yra aiškus skirtumas tarp raudonos ir juodos trasų. O ką mano Edgaras su Karoliu? Čia grinai. Spart. Tikslas pasiektas. Drąsiai galiu pasakyti, sudėtingiausias žygis, kokią esame turėję. O dabar ta pačia juoda trasa, atgal maž į viršų. Grįžom į ten, kur pradėjom juodą trasą ir dabar einam atgal kitu keliu, raudonu pro apačią. Parodysiu, kad žemėlapį, jeigu kažkam neaišku ir kas nors.
grįžom iš čia. Buvom čia pirmiausiai, paskui raudoną trasą praėjom. Ir dabar ką? Raudona trasa ties Andvigos paplūdimiu virsta į mėlyną, o galiausiai susijungia su žalia, nuo kurios ir pradėjome savo žygį. Toks va tas maršrutas. Norvegijos kalnai kartas nuo karto pasiglemžia žmonių gyvybės, tad prieš rinkdamiesi žygio maršrutą įsivertinkite savo galimybės ir labai svarbu, gerbkite kalnus ir elkitės protingai. Na, o mums šis žygis buvo ne apie tikslą, o apie patį procesą. Taip sudėtingai kopėme pirmą kartą, o Karolis dar ir aukščio baimę turėdamas įveikti, tai jam dvigubai sudėtingiau buvo. Bet reziumė, buvo labai įdomu, turėsim fainą prisiminimuką. Trečioji mūsų dienelė Norvegijoje ir mes keliaujame į keletą lankytinų vietelių pamatyti kažką įdomaus. Atvykome iki apžvalgos aikštelės, nuo kurios matosi Sandnesas, 4. pagal dydį miestas Norvegijoje, įsikūręs Stavangerio pietinėje pusėje. Kita stotelė 3 kardų paminklas pavadinimu Sverdifjell. Paminklas įspūdingas, kartais siekia 10 metrų aukštį ir yra susmeigti į akmenį ant mažos kalvos visai šalia fjordo. Paminklas skirtas istoriniam Harfsfjordo mūšiui, įvykusiam ten 872 metais, kai karalius Haraldas suvienijo visą Norvegiją po vieną karūną. Didžiausias kardas simbolizuoja karaliaus Haraldo pergalę, o 2 mažesni nugalėtusius mažesnius karaliukus. Paminklas taip pat simbolizuoja taiką, nes kardai įsmeigti į tvirtą uolą, todėl jų niekas niekada negalėtų ištraukti. Aprašaikų susilaukiam. Aš irgi sutarkiau. Bet ten krevečių salotų nori? Kaip vadinu šios dalykus? Farse. Farse. Valgom farse. Na, o dabar lekiam pamatyti naktinio Stavangerio gyvenimo. Važiuojame su traukiniu, kaip galite pamatyti šiuose kadruose mano užfiksuotose. Tai vaikščiojom, kol pro langą pamatėme, kaip kažkoks įdomus nematytas žaidimas yra žaidžiamas. Tai užsukome ir mes išbandyti. Pasirodo, tai shuffleboard arba lietuviškai stalo kerlingas. Lietuvoje dar neteko matyti, bet vyras Karolis sako, kažkur tai yra Lietuvoje galima pažaisti. Tai jau kai būsime Lietuvoje, būtinai susirasiu, nes labai patiko.
Prisižaidėme ir nuėjome paragauti norvegiškos bulvės, kaip jie ten kepa įdomiai. Buvo labai skanu, bet Karoliui paskui ant rytojaus skrandis skaudėjo, tai jau kas turite problemėlių su skranduku, geriau neragaukite. Dar prabangaus alaus 33 ml už 15 eurų paragavome ir grįžome namuko. Labanakt. Tik užmerkę akeles ir vėl atmerkiam, nes šiandien švęsime Norvegijos gimtadieniuką. Tai lekim į Stavangerį ir ten viską aš jums papasakosiu, kas svarbu. Gegužės 17 diena, tai yra Norvegijos konstitucijos diena. Norvegijos diena arba dažniau dar tarp vietinių vadinama Norvegijos gimimo diena. Taip vietiniai ir sveikina vienas kitą šitą dieną su gimtadieniu. Norvegų moterys Norvegijos gimtadienio proga apsirengia tradicinės sukneles, vadinamas budanais. Kaip Lietuvoje kostiumo brangumas priklauso nuo išaustų raštų sudėtingumo ir kiekio, tai bunado kaina priklauso nuo to, kiek sidabro siūlų buvo panaudota siuvančiai apdarą. Kaina svyruoja nuo kelių iki 14 000 eurų. Bunadais Norvegijos gimtadienio proga apsirengia didžioji dauguma norvegų. Vyrus su šią tradicinę aprangą išvysti galima rečiau, tačiau jei ne su bunadu, tai su kostiumu vis tiek jie pasipuošia įsidabinę kaip didžiausia šventė atėję. Kitas įdomus reiškinys yra norvegų abiturientai. Su konstitucijos diena baigėsi ir norvegų abiturientų mėnesį laiko trukęs šventimas vadinamas Rusfeiring. Čia lyg koks lietuviškas paskutinis skambutis, tik jis trunka kiek ilgėliau, visą mėnesį. Abiturientai, kurie šiame šventime dalyvauja, vadinasi Rus. Tai niekuom nesusijęs su rusais. Įspėju, nes pati išgirdusi šį pavadinimą pagalvojau, kad juos pravardžiuoja rusais. Tai taip vadinamus rusus meniuje gali labai lengvai atpažinti, vaikšto jie su raudonais arba mėlynais kombinezonais, priklausomai nuo to, kokią studijų kryptį jie renkasi. Žmonės šneka, kad rusai švenčia labai stipriai, investuoja į šį laiką labai daug pinigėlių, kartais gal kiek peržengia padorumo ribas ir santūrumo ribas, todėl atsiliepimai apie šią šventę iš šono žiūrinčiųjų gal ir nėra patys geriausi. Bet faktas, kad tai tikrai įdomus, praktiškai nacionalinis Norvegijos reiškinys, bet jau neteko girdėti, kad kažkas panašaus vyktų kitose šalyse, todėl privalėjau tai paminėti šiame savo vaizdo įraše. Norvegijos gimimo dienos proga vyksta eisenos, kuriuose dalyvauja įvairios vietinės organizacijos. Tai kurį laiką pažiūrėjome, kaip žygiuoja norvegai, gražiai žygiuoja, kaip groja orkestrai ir panašiai, dar suvalgėme po norvegišką bulvę ir pasukome namų link. Reikėjo dar atsilikti parduotuvės reikalus prieš grįžtant ir pasiruošti vakarui vakarėliui, nes mūsų laukia Eurovizijos finalas. Čia mes klausome Katarsio dainos. Čia skaičiuojame balus, kuriuos užsieniečiai duoda Lietuvai. 4 balai iš Nyderlandų. Gavo taškus 3 iš San Marino. Latvijai davė 7 taškus mums. Lenkai davė Lietuvai 6 taškus. Juodkalnija mums davė taškus 3. Čekai davė net 5 balus. Britai davė mums 6 balus. Oi, mažai. Na, o čia jau mes žinome, kad Austras laimėjo Euroviziją ir kitą metą Eurovizija vyks kur?
Ogi taip, Austrijoje. Taip pasibaigė vakarėlis, keliamės į paskutinę dienelę Norvegijoje arba kitaip skrydžio namo dienelę. Tai skrydis mūsų namo buvo tik vakarop, todėl buvome dar išsivesti pasivaikščioti po šį žvejų kaimelį, kuris Revagas vadinasi. Tokia vat buvo mūsų ši Norvegijos kelionė. Kitame videoje jau papasakosiu, kaip mes į Atėnus varėm, ką ten veikėm ir kas buvo nepadaryta. O kol kas eikite pažiūrėti mano 2 pačius šiuo metu populiariausius video. Ikiukas!